Taigi, laba diena, gerbiami kolegos ir gerbiama dėstytoja. Mano šiandienos pristatymo tema yra Lisipas, tai yra klasikos laikotarpio graikų skulptorius, maždaug 4 amžiuje prieš Kristų gyvenęs ir dirbęs, kūręs. Tai taip. Lisipas pagal vienus šaltinius, tai yra pagal lietuvišką enciklopediją, yra gimęs 370 metų prieš Kristų, miręs 310 metais. Tačiau pagal kitus šaltinius, tai yra angliška Wikipedija, jisai gimė 390 metais, prieš Kristų mirė 300-aisiais. Tai čia toksai, kiek čia gaunasi, maždaug 30 metų toksai netikslumas, arba jisai 90 mirė, arba 60. Tai nesutampa tiesiog. Bet ką tikrai žinom, tai kad tai 4 amžius prieš Kristų, tai yra jau klasikos laikotarpis, kuriame jisai dirbo. Mes žinome labai gerai, kad jis buvo Aleksandro Makedoniečio rūmų skulptorius ir turėjo labai gerai išdirbtą savo metodą, savo taisyklės, kūno proporcijų ir taip toliau. Dėl to sakoma, kad turėjo savo skulptūros mokyklą, nes jisai turbūt mokino ir žmonės, kurie pratęs, kad pratęstų žmonės jo tradiciją. Ir štai šitoj nuotraukai ir yra Aleksandro Makedoniečio galva padaryta būtent taip Lisipo. Kiek žinau, tai Lisipas, kurdamas Aleksandro Makedoniečio atvaizdus, jisai įtvirtino tam tikrą kanoną jų darymo, tai yra pravertos lūpos ir suraukta kakta. Nors čia šitoj tai nėra nei visai suraukta, bet yra daug nuotraukų, kuris jo veidas tikrai truputį yra rūstesnis ir yra tokių atsiranda kai raukšlytės tiesiog. Tai tiek. Ir pereinant toliau, tai apie pačią kūrybą. Einant toliau, Lisipas sukūrė apie 1500, gal net ir daugiau įvairaus dydžio skulptūrų. Daugiausiai jis buvo daromas iš bronzos. Ir tai yra taip pat priežastis, kodėl yra neišlikę originalų. Nėra nei vieno išlikusio originalo. Tiesiog. Visi šitie kūriniai, kuriuos matome, tai yra Aristotelio, irgi galva ir Sokrato. Šitie kūriniai yra, šitas skulptūros yra kopijos, romėnų kopijos. Keitėsi laikas ir romėnai tiesiog kūrė kopijas. O priežastis, kodėl neišliko originalų nei vieno, tai yra tai, jog bronza buvo labai vertingas metalas ir jis tiesiog buvo lydomas. Toks buvo laikas. O buvo lydomas įvairiais sumetimais. Tai reikia gaminti ginklus arba šarvus arba papuošalus, kažką tiesiog. Jeigu yra stoka, tai tada lydome tai, kas buvo pagaminta prieš tai. Bet ačiū Dievui, kad jie turbūt dėl to ir padarė kopijas, kad išliktų tie darbai, tačiau tai nėra originalai. Ir dėl to, kalbant taip jau kažkaip iš tokios, tokios teisingesnės pusės, tai nagrinėti tą stilistiką yra truputį sunku, nes tu nežinai, kaip iš tikrųjų atrodė, tai yra kopija. Neaišku, ar tai yra labai be galo tiksli kopija, ar tai yra truputį kažkas retušuota, pakeista, ne taip detalu, ne ta proporcija. Nes vis tiek tas žmogus, kuris turi akį ir jis kuria, tai jis žino, ką jis daro. Bet tas žmogus, kuris kuria kopiją, tai jis neturi pilno suvokimo to žmogaus, kuris buvo prieš jį, dėl ko, kaip jisai tai paskaičiavo. Ir tada yra tam tikrų keblumų su tuo, vertinant stilistiškai, pavyzdžiui. Bet tokių šitų 2 filosofų skulptūros, tai jos dar, nėra daug ką aptarti galbūt stilistiškai, bet
Bet kalbant šiaip, taip bendrai, tai dominavo tas visas kanonas dievų, herojų pagal senovės graikų mitus ir atletų statulos, taip. Portretai, tai va, tai yra portretas Aristotelio, Sokrato yra portretas, prieš tai buvo Aleksandro Makedoniečio portretas. O tai jau yra jo kompozicijos mitologiniais ir alegoriniais siužetais, tai mes prieisim. Vazų dėja aš neradau jokių pavyzdžių internete. Tai tiek. Tai galim pereiti truputį jau toliau štai. Štai jau čia jau galima pakalbėti apie realiai jo tą suformuotą žmogaus kūno proporcijų sistemą. Kaip čia sakoma, jis atsisakė prieš tai buvusių skulptorių principų. Tarsi reformavo, žinai, visą tą. Ir aš labai kažkaip, iš savo perspektyvos, aš galiu suprasti, dėl ko įvyko tas pokytis, ką jisai nulėmė. Nes aš manau, kad būtent kai vaizduoji charakteringai ir raiškiai, meistriškai nori perteikti judesį, kažkokią raišką žmogaus, emocinę ar psichologinę, tai reikalauja suvokti jo dinamiką, kūno dinamiką. Aš taip galvoju. Tai, tarkim, kalbant apie šią skulptūrą, Heraklis ir Silenas, jos dvi, tai yra du vyrai, judesyje vaizduojami. Kadangi vyksta judesyje įvairūs raumens patempimai, susitraukimai, vyksta kažkokie sąnarių susilenkimai, klubas eina į kitą vietą ir kinta klasiškos kažkokios proporcijos. Nes ištįsta viena ranka, sutrumpėja klubas ten pagal tą judesį, nes žmogus nėra statiškas savo proporcijose, aš manau vis tiek. Kalbant apie ant plokštumos kuriamus ten žmogaus atvaizdus, kaip ten tapyboje ar piešime, žinai, braižyboje, tai tada gali laikytis tam tikro plokščio 2D matmens suformuluotų principų proporcijos, nes tai yra vis tiek statika, nesvarbu, kad tai yra vaizduojamas judesyje žmogus, bet jis vis tiek yra ant plokštumos. Bet, kai jau vaizduoji 3D, kas yra jau skulptūra, tai tu turi kažkaip pasverti būtent tai, kaip turi būti perduotas kažkoks grakštumas ir judesys ir plastiškumas kūno. Nes tai yra būtent apie tai, kai yra patempiama viena ranka, čia pirštai kažkaip sulenkti ir tada galbūt riešas prailgėja, galbūt kažkaip, aš taip tiesiog įsivaizduoju, kad pagal tai buvo sveriama. Pagal tai, kaip susitraukia, atsipalaiduoja raumenys, pagal tai, kaip pakeičia proporciją vienas toks mostelėjimas rankos į viršų, kad nėra tiesiog statiškas. Šita koja turbūt yra trumpesnė negu to ana, nes jos judesys jau yra išlenktas, prailgintas, ten stiebėsi, šita koja yra stiebiamasi ir dėl to aš taip kažkaip, galvoju, kad čia yra apie tai eina kalba. Kad turi kažkaip permastyti proporcijas, norint perteikti kažkaip meistriškai ir labai tiesiogiai ir tiksliai ir atitinkant realybę charakterį ir raišką žmogaus. Tai aš manau, kad tai yra būtent apie tai. Ir detalės, aišku, nežinau kaip kalbėti apie detalės, nes tai yra vis tiek kopijos ir jos nusidėvėjusios, nes tai yra, begalės daug metų klausimas, metų nusidėvėjimo, daug metų tiesiog dėvėjimo, nusidėvėjimo, kėlimų iš vienos vietos į kitos, kažkokios natūralios korozijos, erozijos vyksta procesai. Ir tada neaišku, kaip atrodė būtent jo original Lisipo. Bet iš tų kopijų